skursta vakarų banga. Taip, savo paskutinėsias rungtynes prieš Kėdainius paskutinę sekundę laimėjo Neptūnas. Didžiuras Bui pelnė 2 taškus praktiškai su Sirena, 83-81. Tokiu rezultatu Neptūnas šventė pergalę ir šiuo metu turnyro lentelėje užima 7-ąją poziciją. MBSK Delamol tuo tarpu rikiuojasi 10, laimėję 3 kartus ir patyrė 17 pralaimėjimų. Neitas Johnsonas, perdavimas Pavelkai ir teimas iš viršaus. Čia visiškai nesusikalbėjo Mažeikių ekipa gynyboje, prasta pagalba iš Danavičiaus ir matome, Tomašas Pavelka laimėjo ne tik ginčą, bet ir pirmosius taškus pelnė savo ekipai. Paskutiniausias rungtynės Mažeikiai žaidė čia namuose praėjusią savaitę prieš Wolves Twins, bet 20 taškų skirtumų patirtas pralaimėjimas. DJ Feneris iš toli, kamuolys skrodžia tinklelį, 3 taškai Mažeikiai priekyje. Ir labai toks Chauncey Collinsas iš to savo šuolio. Čia taiklus Bui metimas ir 5-3 Neptūno ekipos naudai. Ir Chauncey Collinsas, kaip treneriai prašo, nešokti į orą, bet šis žmogus gali ne tik mesti aukštai šokęs ir perdavimą atlikti. Tai labai savalaikis ir geras Feneriui perdavimas. Mailas Matonas taip pat pataiko. Tiksliomis atakomis keičiasi abi komandos. Aišku, iš Matono 3 taškių mažiau tikėtumėsi. Peruška. Ir matome, nedaug lietuvių pradėjo starto penketuose, per abi ekipas tik 3. Taip, gerai suskaičiavai, matematikas būsi. Galimai. Galimai, mes neteisme. Čia dar vienas gražus epizodas iš Neptūno ekipos. Lengvus taškus pelno ir Neitas Johnsonas. Pastaruoju metu solidžiai atrodo Johnsonas. Aišku, tą patį galima sakyti ir apie viso sezono kontekstą. Tiek Johnsonas, tiek Dešuras Bui puikiai pataikyti legionieriai. Mailas Matonas iki galo. Prieš tai 3 taškai, dabar 2. Kol kas puikiai veikia Mariaus Kristinavičiaus planas. Pabandyti patakuoti iš 3-taškio zonos Pavelką. Dabar irgi išsivedė, sugebėjo nuo 3-taškio linijos apeiti jį. 5 taškai jau jos sąskaitoje. Esonas. Taikyti nepavyksta ir jokių antrųjų šansų. Valunta. Matome, Mažeikių ekipa netekus Donato Sabeckio kažkokių papildymų nepasipildė ir Šarūnui Valuntai tenka dabar tas įžaidėjo rolę. Na, aš kai Mariaus Kiltinavičiaus paklausiau po tų nelemtų rungtynių prieš Šiaulius Kazino Admiral, sakau, galbūt bus kažkokių papildymų. Kiltinavičius tiesiog nusijuokė. Tai supras, kad papildymų turbūt tikrai nebus, o Sabeskis iškrito iki sezono pabaigos. Šią savaitę buvo atlikta ir operacija. DJ Feneris, 2 taškai. Ir dar teisėjų švilpukas įsiutęs Voboras. 10-7 toks rungtynių startas. Mini Neptūno pasitarimas. Feneris dar keliaus mesti vieną baudos metimą. Irgi po pirmojo savo taiklaus metimo vėlgi legionieriai, ypatingai tas pirmas metimas yra labai svarbus ir Feneris šiemet tikrai nedemonstruoja to tokio turbūt geriausio savo sezono 3-taškio procentų, bet tikrai gerai startavo šiose rungtynėse. Po karštų rungtynių Panevėžyje mes keliamės į Žemaitijos sostinę Telšius. Čia MBSK Delamol prieš Klaipėdos Neptūną. 11-11, kaip matote, toks rezultatas dabar švieslentėje. Unika pristato šias šeštadienio vakaro rungtynes. Matonas pelnęs 5 taškus. Taip pat dabar norėtų sudalyvauti atakoje. Valunta. Iš vidutinio nuotolio 2 taškai.
13-11 rezultatyvus kėlinio startas. Šarūnas Vasiliauskas, Vilhelmas Vladyka jums komentuoja šias rungtynes. Šarūnai, ko tikiesi ir kokie tavo spėjimai? Sveikas Vilhelmai, sveiki televizijos žiūrovai. Spėjimai, kad geras krepšinis, 13-14 sužaidus 4 minutės ir matėme Didžiai Feneris tikrai gerai startavo rungtynėse. Matonas, kaip tu minėjai, jau irgi pelnė 5 taškus. Rungtynės aktyvios, klaidų ne per daugiausiai, kol kas stebina tas toks aktyvumas. Aš galvau, kad bus mažiau taškų, daugiau toks gynybinis krepšinis, bet kol kas visiškai neatspėju to. Prastas orakulas. Būsi, taip, Mažeikiai savo pirmąją pergalę, bet CFLKL iškovojo būtent prieš Klaipėdos Neptūną čia Telšiuose 107-96. Vėliau Klaipėdoje vyko taip pat Lietuvos krepšinio lygos rungtynės 99-63. Neptūnas laimėjo prieš M-Basket. Delamaud Šarūnas Valunta prametė pirmąjį baudos metimą su Wolves Winsbet. Praėjusią savaitę net 23 minutės aikštėje praleido Valunta. Pataikė 3 tritaškius iš 6 bandymų. Kitaip sakant, pataikė kas antrą tolimą metimą. Ir puikų šansą turi pademonstruoti, ką sugeba iškritus Donatui Sabeckiui. Vėlgi, nėra daug į žaidėjų pozicijoje galinčių žaisti žaidėjų, tai čia jam geriausias momentas dabar tą pademonstruoti. Kitoje aikštės pusėje Tomašas Pavelka renka taškus. Kolinsas Matonui. Prie Matono Pavelka. Dviejų Garbanių akistata, kurią laimė Mailas Matonas. Tose antrosiose rungtynėse tarpusavyje Klaipėdoje Matonas taip pat dvikovą pradėjo labai solidžiai, vėliau susitrenkė galvą, kurį laiką buvo pasodintas ant suolo. Ir čia neptūniečių klaida. Šarūnas Valunta labai drąsiai žaidžia, bet pritrūksta iki taikaus metimo labai nedaug. Pavelka. Prie jo buvo akimirkai dar pribėgęs Chauncey Collinsas, bet žinoma, ūgių skirtumas milžiniškas. Lengvi Pavelkos taškai. Ir kol kas Tomašui tikrai tenka didelis krūvis, turėtų neužilgo ir keistis, nes... Na taip, jau sunkiai kojas velka. Matonas tikrai atakuoja puolime prieš jį ir gynyboje tikrai yra ką veikti. Valunta gauna bloką. O vėliau seka pražanga prieš Neitą Johnsoną. Žaidimas tęsis po pirmosios vandens pertraukėlės čia. Dėl komandinė statistika ką tik ekranuose. Milas Matonas 7 taškai. Jis rezultatyviausias M-Basket Delamaud žaidėjas. Kitoje barikadų pusėje Tomašas Pavelka yra pelnęs 6 taškus. 5 pridėjo Neitas Johnsonas. Taip, rezultatas tikrai aukštas taškais. Labai gerą pataikymą ekipos demonstruoja. Tų klaidų mažai ir kol kas labai gražiai žiūrisi rungtynės. Čia Arnas Berička pabandys patakuoti ant puselio, kitaip tariant, Chauncey Collinsą. Ištiksi 24 atakai skirto laiko sekundės. Nesusikalba tarpusavyje Neptūno atstovai, moja ranka. Jorgos Mauras. Po vandens pertraukėlės nepavykęs planas. Vėlgi išnaudojo kažkokiam deriniui ir dėl to turbūt toks nusivylimas, kad net nesugebėjo išmesti krepšį per 24 sekundės. Feneris. Chauncey Collinsas. Tomas Danavičius, vėl Feneris, 5 sekundės atakai, pats iš toli. Jokių papildomų šansų. Kamuolio puolime atsikovoti nepavyksta Mažeikiams. Veiksmas kelias į kitą pusę. Beruška. Pažeistos taisyklės. Antroji komandinė nuobauda šeimininkams. Dvi pražangas turi ir Klaipėdos Neptūnas. Kiltinavičius keitimus atlieka. Amandas Surkis, pat Kristianas Kasemecas aikštėje.
Valunta bei Zdanavičius ant suolo. Labai gražiai sužaidžia ir dar gražiau gynyboje sužaidžia Matonas. Matonas tą gerą energiją turbūt iš rungtynių su Vilkais atsinešė, tuomet 22 taškus surinko Matonas, 29 naudingumo balai, geriausios rungtynės Lietuvoje. DJ Fenerį keičia Nojus Mineikis, klaipėdietis prieš savo gimto miesto komandą. Ir dar toks žaidėjas, kuris nori visada įrodytis ypatingai prieš savo gimtojo miesto komandą. Galintis pakeisti rungtynių eigą, tritaškiai metimai tikrai yra tas jo kozeris, kur 2-3 metimus gali išmesti per 1 minutę ir jeigu jie taiklus, tai keičia rungtynių eigą. Na taip, tikrai neabejoju, juolab ir tėtis Audrius Mineikis pirmoje eilėje stebi šį susitikimą. Savo laiku tapęs ir Lietuvos krepšinio lygos MVP. Tuo tarpu Aidis Švilpukas pražanga, nustebęs Martynas Pacevičius. Ir tai tik trečioji komandinė pražanga. Oi, į rungtynes įsitraukė ir Deividas Gailius. Komandos kapitonas. Dvikovoje prieš Kėdainius nutraukęs tą turbūt galima sakyti prakeiksmą. Pagaliau išsimiegot galėjo žmogus. Taip, 9 rungtynės iš eilės, kuomet Gailius nepataikė iš toli nuo lapkričio 10 dienos dvikovos su Kauno Žalgiriu. Vėliau 9 mačus iš eilės nepataikė nei vieno tolimo metimo, bet su Kėdainiais sumetė 2. Matonas, nėra taškų. Nojus Mineikis, pirmasis prie kamulio. Kaip ir sakei, tikrai turi ką įrodyti. Ir prieš sezoną sportavo su Neptūnu, spėjo ir porą draugiškų rungtynių sužaisti. Su gera energija išėjo, matėm ir gynyboje, iš karto prisidėjo prie atkovoto kamulio ir dabar puolime nepatingėjo, nuėjo, atsikovojo ir pelnė 2 taškus. Tuo tarpu pasižymė Dežuras Bui. Jo taškai lėmė Neptūno pergalę prieš Nevėžį, bet be pratęsimo paskutinę sekundę po vandens pertraukėlės rinko taškus Kolinsas pro šalį. Kasemetsas. Ir vėl pirmasis pribėgo prie kamulio MBS Kedelamoud atstovas. Ir kol kas Neptūno ekipa kenčia nuo tų gynyboje neatkovotų kamuolių. 2 atakos iš eilės. Net ne centrai atkovojo kamuolius, o tik tie tokie mažesni žmonės, kurie nepratę atkovoti kamuolių. Čia ir Pacevičiaus labai gražus ir kantrus 2 taškai. Dešurio Bui pražanga. 4. komandinė pražanga ir 1. asmeninė. Ir matome, Georgas Vovaras keičia dar vieną žaidėją, taip įtraukdamas į rungtynes ir Zeiną Watermaną. O taip, jau nuo sarginių suolo pakilo 3 krepšininkai, Pacevičius, Gailius ir dabar Watermanas. Jogminas. Nuo lenkos 2 taškai, pasižymė Justinas. Žaidė jis prieš Vilkus, prieš tai praktiškai mėnesį prasidėjo ant suolo dėl vienų ar kitų priežasčių. Ir matome, kad nuo suolo kilę žaidėjai Mažeikių ekipoje iškart tik pakyla pelno 2 taškus. Tai geras ženklas ir treneriui Mariui Kristinavičiui. Starto 5 žaidėjai gauna ne tik poilsį, bet ir gauna kokybišką pakeitimą. Na taip, kai tas suolas yra tikrai ribotas, Giedrius Staniulis išvyko į Šiaulius, Donatas Abeckis patyrė rankos traumą, visam likusiam sezonui iškrito iš rikiuotės. Galės pratęsti ataką Klaipėda. Kamuolį į žaidimą grąžins Deividas Gailius, bet tai jau po vandens pertraukėlės, kurios prašo būtent Klaipėdos Neptūno vyriausiasis treneris. Galės pratęsti ataką Klaipėdos Neptūnas, 10 sekundžių turi svečiai. Dešuras Bui ieško laisvesnių komandos draugų. Pažiūrėsime, ką nubrėžė treneris. Šį kartą pasiteisino vandens pertraukėlė. Pavyksta išpešti ne tik pražangą, bet ir baudos metimus.
nieko nuostabaus, kad atakų daro ar Bujus, ar Neitas Johnsonas. Dvikovoje prieš Kėdainius Neptūnas atliko 60 metimų iš žaidimo. 31 jų išmetė būtent amerikiečių duetas Johnsonas ir Bujus. Tiek vienas, tiek ir kitas atrodė solidžiai. Johnsonas net 37 minutės praleido aikštėje. Ir matome dabar, treneris kol kas pasitikė jais ir pirmajame kėlinuke vieninteliai žaidėjai neatsisėdė pailsėti. Kolinsas Jogminui. Jogminas prieš Pacevičių. Fiksuojama pražanga. Čia ir Justino Jogmino žmona, ką tik matėme pirmoje eilėje. Neblogai pakilo nuo suoliuko, ne tik pelnė 2 taškus, dabar išprovokavo ir pražangą. Vėlgi, kamuojamas nemažai traumų, sunku atsiskleisti, įrodyti savo vertę, bet iškritus Sabeckiui, išvažiavus tiksliau Staniuliui, vėl tos minutės jos pasiskirsto kažkiek, susistumdo žaidėjai į savo pozicijas. Ir matome, šiandien jau bus su 3 taškais lieka pelnytais Justinas Jogminas. Taip, iki šiol 6 rungtynes, bet į LKL jis sužaidė sezono eigoje. Prisijungė prie Mažeikių. O kiek daugiau nei 2 taškai per rungtynes. Toks Jogmino vidurkis, kito aikštės pusėje Zeinas Watermanas prieš Amandą Urkį. Zeinas mes baudos. Persistengė gynyboje, tikrai nemažai kontakto davė Watermanas, Urkis atsakinėjo to pačiu. Bet teisėjai žvelgia pražangą ir stoja prie baudų metimo linijos Zeinas Watermanas. Pastarosios 5 rungtynės po 10 taškų. Met Watermanas beveik po 6 kamuolius atkovoja toje atkarpoje. Ir Jorgas Voveras keičia Martyną Pacevičių, šiek tiek žemindamas savo komandą, taip išleisdamas Hesoną. Manau, kad gynyboje bus naudojamas visko pasikeitimas, kai visi žaidėjai keičiasi prie kiekvienos užtvaros. Norisi apsiginti, tai mažinamas tas penketukas yra, tiesiog judresnis padaromas ir pažiūrėsime, ar būtent tą ir norėjo Jorgas Voveras. Watermanas pataikė 1 metimą iš 2. 9 rezultatą pagal baudas turi Neptūnas, 10 MBS Kedelamaut, prašiausiai baudos metimus metančios BCF LKL komandos. Tuo tarpu Chauncey Collinsas žaidžia drąsiai, kaip ir įprasta jam pačiam, 2 taškai. Taip, atletiškas gynėjas įėjo į kontaktą, sugebėjo susikoordinuoti savo nepatogią kairiąją ranką, užbaigė, taip išvesdamas pirmajame kėlinuke MBS Kedelamaut ekipą. Žingsniai. Čia ir gynyboje labai protingai sužaidžia. Tiesiog patraukė taburetę, toks posakis yra tarp žaidėjų. Ir matome, dar lieka 1,9 sekundės. O dabar matau švieslentėje 25 sekundės, o dabar 2,5. 2,5. Žiūrėsime, ką Mažeikiai dar nuveik šiame kėlinuke. Prieš 20 metų mačiau, kai liko 2 sekundės ir Tel Avive Farapas patogė. Metimas taiklus, bet teisėjas iš karto parodo, kad dar buvo kamuolys rankose. O taip, nespėja išmesti kamuolio Amandas Urkis, nereikia ir jokios papildomos peržiūros. 20. Grįžtame į Telšių areną. Sugmailas Matonas, geriausias pirmojo kėlinio krepšininkas, 7 jo taškai per 8 žaidimo minutės, plus 1 blokas bei 8 naudingumo balai. 25-24 MBS Kedelamaut priekyje prieš Klaipėdos Neptūną. Unika pristato šį susitikimą. Urkis nepavyksta pataikyti. Antrajame ketvirtyje į žaidimą Neptūno stovykloje jungiasi
seni geri vilkai Žygimantas Janavičius ir Mindaugas Girdžiūnas. Veteranų trio, pridėkime ir Deividą Gailių. O taip, kapitonas dar pirmajame kėlinyje žengė į aikštę. Girdžiūnas. Pavyks atkovoti Mažeikių ekipai kamuolį. Ir čia Mantas Surkis labai greitai bėga į puolimą ir kažkiek vėlyvas švilpukas skelbiantis pražangą puolime. Pasižiūrėkime kartojimą. Štai toks susidūrimas. Urkis baudžiamas pražanga. Kasemets keičia Balunta. Tikrai kokybiškas pirmas kėlinukas, rezultatas 25-24. Pataikymas buvo abiejų ekipų tikrai solidus, klaidų ne per daugiausiai. Čia ir pučia kamuolį. Čia Žygis ant savo patogios kairės rankos neįvertino šiek tiek Justino Jogmino galimybių šuolio. Dabar grąžina kamuolį į aikštelę. Girdžiūnas. Zeinas Watermanas iš toli. Ir čia kažkiek pasiseka Mažeikių ekipai. Zeiną Watermaną tikrai paliko apylaisvį, metimas netaiklus. Po 2 tolimus metimus pataikė tiek viena, tiek ir kita komanda. Antrą geriausią procentą turi Embeskė Delamau. Šis metimas tikrai to neiliustravo. Kamuolys net lanko nelietė. Vėliau Mindaugas Girdžiūnas provokuoja pražangą. Nusiminęs Šarūnas Valunta. Taip, spėjo pagauti Mindaugas Girdžiūnas ant to tokio pirmojo žingsnio, kur jau esi riboje į metimą. Todėl stoja prie baudų metimo linijos. Marius Kiltinavičius nusprendžia pasodinti Chauncey Collinsą, taip išleisdamas ir DJ Fenerį į rungtynes. Mindaugas Girdžiūnas, 526 jo rungtynės BetSafe LKL. Vienas iš nedaugelio, bent jau 500 rungtynių sužaidusių žaidėjų. Daugiau žaidė Paulius Jankūnas, 540 mačų, Rolandas Matulis, 554. Artūras Jomantas 576 ir tos paskutiniosios rungtynės buvo praėjusį sezoną būtent prieš Klaipėdos Neptūną ir žinoma Mindaugas Lukauskis. 3224. Na, beveik, kitą pusę. Ne, Mindaugas Lukauskis tai tikrai yra tas, kur labai sunkiai pavėjamas ir neįsivaizduojami skaičiai. Ir dar dabar žaidžia, dar su sūnum žaidžia ir dar žodžio. Ir dar didžiausia pagarba jam. Gal dar ir LKL spės sugrįžti, kas ten žino. Niekad nežinosi iš Mindaugo, ko laukti. Feneris. 2 taškų vertės metimas. Ir po to tokio puikaus starto šiek tiek nurimo. Liko su 6 taškais, matėme porą netaiklių metimų. Janavičius. Deividas Gailius. Ieškomas Pavelka. Randa pražangą. Feneris griebės už galvos. Vėlgi dažnu atveju iš nugaros blokavimas retai kada įvertinamas kaip sėkmingas. Ir čia galbūt šiek tiek kepštelėjo per ranką. Vėlgi iš nugaros dažniausiai traktuojama pražanga. Na, taip, tau taip dažnai būna. Šarūnai, vandens pertraukėlė, jos prašo Marius Kiltinavičius. Mažeikių, o jau netrukus Tomašas Pavelka mes 2 baudas. Taip, ir jau turi surinkęs net 11 naudingumo balų Tomašas. Tai ir 7 taškas ir 12 naudingumo balas jam. 2 taškius nuostabiai, 72 procentų tikslumu šį sezoną BetSafe LKL meta Pavelka. O dabar ir su baudomis Slovakui pavyksta susitvarkyti. Ir šiame kėlinuke 3-0 pirmauja Neptūnas prieš Mažeikių ekipą. Tikrai kažkiek aprimo krepšinis, nebėra tiek taiklių, daug rezultatyvių metimų.
čia Zeinas Watermanas prisideda prie dar vienos Neptūno geros gynybos. Taip, 2,5 minutės Mažeikiai be taškų. Deividas Gailius. Pražanga puolant. Ir labai panaši situacija kaip ir Amandui Urkiui, taip ir Deividui Gailiui. Nustebęs kapitonas. Nėra, kad norėtų sutikti su šią pražangą Gailius. Bet turėtų įvertinti tai, kad yra stiprus vyras. Parodė savo jėgą. Europos vicečempionas. O ir to fakto nereikėtų pamiršti. Dabar piktas keliaujant atsarginių suolo. Plius 3 turi klaipėdiečiai. Alunta prieš Girdžiūną. Matono užtvara. Vėl bandymas ištraukti Pavelką. Šiandien tikrai puikiai veikia Mariaus Kiltinavičiaus žaidėjams. Matonas pataiko antrąjį tolimą metimą šį vakarą. Matome, su kokia šypsena grįžta į gynybą. Na, tikrai, toli gražu nėra snaiperis. Iki tol buvo pataikęs 1 iš 6, bet Seif LKL. Odermanas pašokdintas varžovas. Dar vienas perdavimas. Čia ir ekstra. 3 taškai. Žygimantas Janavičius. Pirmoji bandymo taip pat galėjo jau mėginti mesti krepšį, bet nepagalėjo perdavimo Zeinui Watermanui. Ir tikrai gražiai surotavo kamuolys, kol grįžo pas Žygį ir Žygis šiandien atsidaro 3 taškais. Prieš Nevėžį 5 taškus surinko, bet Seif LKL rezultatyvių perdavimų karalius. Jau nuo vaikystės turėjo pravardę karalius, tai pasiteisino jo pravardė ir tikrai matome šį sezoną atvykus Dešūrui Bui sumenko tas indėlis į žaidimą, bet Žygis tikrai entuziastas krepšinio ir dar, manau, tikrai matysime nemažai gražių rungtynių. Na taip, vasarį 36 gimtadienį paminėjo. Veneris. Tai toks susidarimas pražanga gynyboje. Nepilnos 4 minutės antrajame ketvirtyje sužaistos. Ir tai jau yra 4. komandinė Neptūno pražanga. Nuobaudas greitai renkasi svečiai. 3 komandinės turi ir šeimininkai. Taip pat ir Marius Kiltinavičius parodo, kiek turi pražangų Neptūno ekipa. Primena savo žaidėjams. Aišku, juokaujame, čia kažkoks yra 4. derinukas. Dažniausiai tai būna pagal pozicijas parenkami deriniai, bet matėme, kad tai buvo didžiai Feneriui sukurtas metimas. Gal iš tikro pražangas rodė. Dabar jau galim su to sutikti. Kas tiesa, tas nemelas. Čia Mindaugas Girdžiūnas pergudrauja. Janavičius dar kartą. Šįkart pro šalį. Bet vėlgi geras metimas, geras Mindaugo Girdžiūno perdavimas. Tiesiog netaiklus metimas. Neikis. Alunta. Matonas aukštai, pasiruošęs padėti. Neikis. 1,5 metro nuo 3 taškų linijos yra. Ir tik norėjau paminėti, kad Nojus Mineikis išėjęs į aikštelę net neturi progos mesti krepšį, nes vėlgi Neptūno trenerių štabas puikiai žino šį žaidėją, žino, kad tik gavęs mes ir, kaip tu paminėjai, 1,5 metro nuo 3 taškio linijos gavo progą šveitę ir iškart taiklus metimas. Kitoje pusėje nuo lentos taškus renka Neitas Johnsonas. Nu taip, Mineikis 7-asias rungtynes iš eilės, bent jau 1 tritaškį pataiko. Ir dabar jisai yra būtent iš tų žaidėjų, kuriem reikia kamulio, kur jisai gali kurti. Šiek tiek sudėtingas metimas, netaiklus, bet užsikūręs gali, sakau, 3 metimus iš eilės įmesti. Mindaugas Girdžiūnas iki galo, drąsiai ir užtikrintai. Klaipėdietis dar kartą epizodo pakartojimas. Ir Marius 4 minutės 39 iki antrojo kėlinio pabaigos, plius 6 turi Neptūnas. Ir
Tomašas Pavelka kol kas šiandien žaidžia vienas geresnių rungtynių, jau sugebės pelnyti 10 taškų ir 17 naudingumo balų. O čia Mineikis, būtent žaidėjas ir būtent treneris Marius atsižvelgia į tą pirmo taikaus metimo idėją. Manau, kad kitas derinys vėl bus skiriamas jam. Pakankamai karštas Mineikis po 10 taškų per pastarąsias 5 rungtynes ir šiandienį žaidimą įsijungia puikiai. Pavelka. Ramiai ir užtikrintai dėjimas iš viršaus. Čia matome pick and rollas ir laisvinės Chauncey Collinsas netaikus metimas. Šiandien kol kas tik 2 taškus pelnė Collinsas, užmestas kamuolys Watermanui. Rezultatas nesikeičia. Šarūnas Valenta diriguoja dar vienai atakai. Matome Matonas vėl tiesiai Pavelkai į veidą. Tai Mailas Matonas 3 tritaškiai iš 3. Priminsiu, kad iš šiol mus vieną tolimą metimą buvo pataikęs BCF LKL. Štai ką daro treniruotės. Būtent ir palankus žaidėjas, ypatingai Tomašas, iškėlęs atrodo rankas buvo, bet taikliai metė Matonas 3 kartą. O čia ir 2 taškus pelno Zane Waterman. Antrojų šansų pasižymi Klaipėdos Neptūnas, 5 atkovoti kamuoliai puolime, 7 taškai antraisiais šansais. Matome, kažkiek aktyviau bando sužaisti ir Tomašas Pavelka, vėl trūksta kvapo. Gerą atkarpą žaidė. Baigėsi atakai skirtas laikas. Čia Žygis susiėmęs pasirodo už veido. Ne už veido, labiau rankos atrodo, už riešo. Nesmagi situacija. Bet Alytiškis pasiruošęs tęsti rungtynes. Teisinio veiksmo neaptikta. Tai galėjome išgirsti iš teisėjų lūpų. 41-37 priekyje Klaipėdos Neptūnas. 13 taškų, 15 naudingumo balų. Naudingiausias savo komandoje. Nepaisant to, Klaipėdos Neptūnas ir toliau priekyje. Johnsonas. Pavyksta pasižymėti. Neblogas Neptūno derinukas, bet netaiklus metimas. Žiūrėsime, ką Mažeikio ekipa paruošė po vandens pertraukėlės. Collinsas. Kol kas 0 naudingumo balų. O jūs Mineikis taip pat neranda progos išmesti, bet čia Matono netaiklus puskablis metimas ir Pacevičius atkovojęs kamuolį gynyboje. Atiduoda į Žygį Janavičiui. Taiklus dvitaškis metimas iš Martyno Pacevičiaus. Taip didina savo persvarą iki 6 taškų. Pusantros minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Kol kas Mažeikio ekipai trūksta lyderio Chauncey Collinso. Mineikis. Pavyksta pataikyti, bet su kamuoliu išliks aikštės šeimininkai. Čia šiek tiek nesusikalba gynyboje Watermanas ir Pacevičius, nes sukomunikuoja. Laisvas kamuolys tikrai buvo ir puikiai galimybė atsikovoti. Bet taip suteikė šansą Mažeikio ekipai. 14 sekundžių iki atakos laiko pabaigos. Chauncey Collinsas iš labai toli meta, toks neparuoštas metimas. Ir dar viena Neptūno ekipos ataka. Dešiūras Bui. Gauna įsikeitimą tiek jis, tiek Zane'as Watermanas ir puikiai išnaudoja savo ūgio pranašumą prieš Chauncey Collinsą.
Ir skirtumas jau pasiekė 8 taškus. Auganti svečių komandos persvara. Rekordinis pranašumas teisybės dėliai. Čia Mailas Matonas. Jorchos Volvaras po sėkmingo Sukmailo Matono epizodo kviečiasi 11. Taip pat rezultatyvūs perdavimai, nemažas irgi skirtumas, nėra persvara tokia didelė, todėl nemaža praraja. Praktiškai visas likęs laikas dabar priklauso Neptūnui, nėra kur skubėti. Dešuras Boj. Bandys vienas patakuoti. Netaikus jo metimas, dar Hesonas atkovoja kamuolį. Sudėtingas metimas ir jis netaikus. Baigėsi 2 kėlinukai Telšių arenoje. Mažeikiam Basket ekipa po 2 kėlinukų atsilieka prieš aikštės šeimininkai. Galbūt nemažai tų taškų gavo iš to, kad Neptūno ekipa bėgo į greitą į polimą ir matėme keletą Mindaugo Girdžiūno tokių lengvesnių taškų, tas pats Neitas Johnsonas. Tai greitesnis grįžimas po nesėkmingo epizodų polime. Johnsonas metimas atšokus. Kamuolys pašokinėjo ant lanko. Arnas Beruška, papildomas šansas. Oi. Mailsas Hesonas labai netiksliai. Ir Mažeikių ekipa suaktyvino pirmąją ataką iš karto po pertraukos. Ji yra sėkminga, bet vėlgi leisti atkovoti polime kamuolius, tai didžiausia tikrai problema šiandien yra Mažeikių ekipai. O čia Matonas tęsė savo pasirodymą ir dar jo 2 taškai. 17 Sukmailo Matono taškų. Šiuose rungtynėse nebejotinai ryškiausias šių rungtynių krepšininkas. Vasarį kovo beje po 17 taškų ir renka vidutiniškai. Vėliau Matonas pirmasis prie kamulio. Pražanga fiksuojama Tomašui Pavelkai. Tikrai labai kokybiškos jo rungtynės. Galbūt ne visada pavyksta susitvarkyti gynyboje su Tomašu Pavelka. Bet vėlgi neblogai kuria Neptūno žaidėjai situacijas ir tikrai išveda į tą tokį jau geriausią tašką Tomašą, kuris sugeba pelnyti dėjimais taškus. Ir dabar abiejose komandose tie krepšininkai, kurie pradėjo rungtynės starto penkete ir trečiąjį kėlinį taip pat startuoja ant parketo. Dešuras Bui. Šias rungtynės pristato Unika. Natūralus ir pats skaniausias vanduo Lietuvoje. Johnsonas. Esonas. Visiškai laisvas. 3 taškai. Pavyksta pataikyti Britui. Užsitaiso visiškai laisvas. Tikrai nedovanotina Mažeikių ekipos gynybos klaida. Toje pusėje antruoju bandymu pavyksta pasižymėti Tomui Zdanavičiui. Vos pirmieji jo taškai, pirmasis atliktas metimas su Vilkais nerungtyniavo. Buvo iškritęs iš rikiuotės trumpam. Čia tuo tarpu Dešuras Boj. Jeigu turi akimirką laisvės, jie tikrai bandys pasinaudoti. Būtent norėjau tą patį paminėti, kad tikrai gavo šiek tiek laisvės, neišėjo nei Matonas, nei Zdanavičius nepadėjo gynyboje. Ir Dešuras Boj tokius metimus jau sumeta. Olinsas. Matonas pirmoje pusėje pataikė 3 čia ir dar vienas Sukmailas Matonas. Tikrai Mažeikių ekipa šiandien laikosi ant Matono taiklių metimų. Gera statistinė eilutė, kad vieną metimą buvo pataikęs legionierius, jau turi 4 vien šiose rungtynėse. Beruška. Nėra taškų. Visiškai laisvas pameta ir Arnas. Eneris. Aidi teisėjų švilpukas. Pražanga fiksuojama. Arnui Beruškai antroji asmeninė, tuo pačiu ir antroji komandinė Neptūnui. Per nepilnas 3 minutės Mažeikiai tuo tarpu komandinių pražangų dar neturi.
Chauncey Collinsas grąžina kamuolį. Sunkiai suvaldo būtent šį žaidimo įrankį DJ Feneris. Leo Collinsas provokuoja pražangą. Šiandien kol kas tyliai reikia pripažinti Chauncey Collinsas. Vos 2 taškai jo sąskaitoje. 3 rezultatyvūs perdavimai, pora klaidų. Ir būtent jo indėlio trūksta Mažeikių ekipai sugrįžti į tą turimą persvarą. Iš esamų BCF LKL krepšininkų 4 palei taškus, 17 vidutiniškai per rungtynes. Beveik po 8 tritaškius vidutiniškai meta Collinsas. Daugiau meta tik Amitas Sebo ir Josefas Girardas. Nevėžio OptiBet duetas. Nei kiek kolega nenustebina su šiais rodikliais. Žinome, kaip Nevėžio ekipa tikrai užsikūrė ir žaidžia tą jau daug kartų minėtą Golden State Warriors žaidimą. Pavelka. Zonas. Labai gerai išnaudoja vėl ūgio persvarą prieš Chauncey Collinsą ir šiandien kas kažkiek neveikė Mažeikių ekipai, tai keitimasis ypatingai Chauncey Collinso su didesniu žmogumi ir Hesonas jau kelintą kartą prigauna Chauncey ant ūselio. Atonas. Pavelka į krepšio pusę. Kamuolį griebia Tomašas. Labai geras perdavimas. Ir Arnas Beručka išprovokuoja DJ Fenerio pražangą. Vėliau gražus epizodas. Pats Feneris padeda pakilti nuo žemės Beručkai. Ir tai jau yra 3 asmeninė pražanga DJ Feneriui. Vis dėlto taškai nebuvo įskaityti, tad Beručka mes 2 baudų metimus. Pirmasis metimas tikslus. Čia ir tokia draugystė. Vienas už Mažeikius, kitas už Klaipėdą. Krepšinis vienyje. Būtent. Abi baudas pataiko Arnas Beručka. Tikrai retas atvejis. Blogiausiai lygoje baudas metantis krepšininkas Beručka. 39%. Antras blogiausias, nekas kitas, o Martynas Pacevičius. Toks Neptūno duetas. Neptūno ekipoje tikrai baudų metimai nėra stiprioji vieta. O čia labai gražus Šarūno Valuntos prasiveržimas. Nemažas kontaktas su atšokimu. Labai gražus epizodas. Naudingas Valunta. 5 taškai, 3 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai. Faktas, kad kažkam reikia užimti tas pačias minutės, kadangi iš rikiuotės iškrito Donatas Sabeskis. Būtent ir tokia visai Sabeckio statistikos eilutė, kur yra ne tik pelnomi taškai, atkovoti kamuoliai, rezultatyvūs perdavimai ir neblogas darbas gynyboje. Širas Bui. Žino kamuolį. Eitas Johnsonas. Atakuoja krepšį pats. Ailas Matonas kovoje po krepšių prieš jį pažeistos taisyklės. 3 pražanga Pavelkai. Ir jau 4 komandinė Klaipėdos Neptūnui. Tad limitas pasiektas. Greitai renkasi pražangas Neptūno ekipa. Kiekviename kelinuke dar neįpusėjus jam jau būna pasiekta ta bonuso riba. Mažeikiai turi 2 komandinės. Justinas Jokminas pakeis Mailą Matoną. Puikiai šiandien žaidžia Matonas. Ne tik, kad įmetė 4 iš 4 tritaškius metimus, bet ir 4 atkovoti kamuoliai, 22 naudingumo balai jau jo sąskaitoje. Valunta. Dar vienas gražus epizodas ir labai panašius stiliumi. Luka Dončičiaus stiliumi sulėtina, tikrai puikiai susikoordinuoja.
Labai drąsus Balunta, po pergalę pasidalijo komandos šį sezoną, bet LKL, o čia Martynas Pacevičius deda kamuolį iš viršaus. Čia šiek tiek nesurotuoja, būtent mūsų išgirtasis Šarūnas nepadėjo savo ekipai ir už tai baudžia Neptūno ekipa. Vėl 5 taškai skiria komandas. Danavičius, pastebėtas Jogminas, atsako dėjimu Justinas Jogminas. 5 taškas. Ką reiškia 2 savalaikiai perdavimai ir nepagailėta komandos draugam. Puikus epizodas iš Mažeikių ekipos. Dabar jau netoks geras. Pražanga Chauncey Collinsui. Antroji asmeninė 4 minutės 20 iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Komercinė televizijos išdavė. Galbūt galimai. Herkulis Poirot. Tikrai nemažai raudonos spalvos. Kiek daugiau nei 500 žiūrovų susirinko šiandien į rungtynes. Trečiąjį ketvirtį Basket Delamaud laimi 14-11. Pacevičius. Nepavyksta pasižymėti. Kas pasiims kamuolį DJ Feneris. Būtent jis atkovojęs kamuolį ir pradeda pirmąją ataką. Collinsas. Balunta. Drąsiai žaidžia po didžiosios pertraukos. Vien po pertraukos trečią ataką uždarinėja Balunta. Taip, labai gerą ketvirtį žaidžia Šarūnas. Kaip Šarūnas, taip geras. Labai gražus vardas ir tikrai gerai žaidžia. Beručka. Tai yra Arnas Beručka, šį kėlinį šiek tiek įneša daugiau energijos. Matėme ne tik gerų epizodų, taiklių baudos metimų, bet ir kelintas atkovotas kamuolys. Sonas Pacevičiui. Aidis Švilpukas. Martynas Pacevičius mes baudas. Minimalus skirtumas tarp komandų. Mindaugas Girdžiūnas keliamas nuo atsarginių suolo. Mažeikių stovykloje Nojus Mineikis aikštelėje, taip pat ir Amandas Urkis. Rytoj dvejos BCF Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Kauno Žalgiris prieš Jonavos Sybet, taip pat Nevėžis OptiBet prieš Utenos Uniclub bet Juventus. Bet eilinis karštas krepšinio savaitgalis per BTV. Žygimantas Janavičius grįžo ant atsarginių suolo. Antro kėlinio pabaigoje net ir į rūbinę buvo iškeliavęs, po to, kai šiek tiek užsigavo, susižeidė. Na ir Martynas Pacevičius taip pat įmeta 2 baudos metimus iš 2, tai Vilhelmai, nežinau, kur tu tą statistiką stebi, kiek man dabar tenka žiūrėti, tai neprameta tie žmonės nuo baudų metimo linijos. Na taip, tiek Beručka, tiek Pacevičius, skaičiuojant abu 4 iš 4. Čia Chauncey Collinsas gauna išsikeitimą, kurio norėjo, bet Hesonas neblogai laiko kontaktą, bet šioje situacijoje Chauncey Collinsas išeina nugalėtojų ir stos prie baudų metimo linijos. Matome antroje rungtynių dalyje daugiau Mažeikių ekipos bandymų užatakuoti tą vadinamą mismečio išsikeitimą. Ir matome neblogai Šarūnui Valuntai pavyko tą padaryti 3 kartus. Dabar tas pats Chauncey Collinsas atakuoja didesnius žmonės. Tik netaiklus pirmas baudos metimas. Per trumpas bandymas 2 rungtynės prieš Neptūną sužaidė jis, bet Safe LKL po 11,5 taško toks vidurkis. Vienas metimas iš 2 yra tikslus. Taigi komandas skiria 2 taškai. Ir žaidimas vėl išsilygino. Neblogai šį kėlinį žaidžia Mažeikių ekipa. Čia Martynas Pacevičius atkovoja puolime kamuolį. Neptūnui tai jau 10. papildomas šansas rungtynėse. Dešiuras Bui. Būtent jo metimas iš vidutinio, mėgsta tokius metimus Dešiuras Bui. 9. Bujaus taškas.
Už jį rezultatyvesnis tik Tomašas Pavelkas su 12 taškų. Čia matysime dar vieną išsikeitimą, bet šį kartą nepavyksta užatakuoti Mažeikių ekipai. Kovoja Neptūno ekipa kamuolį. Johnsonas. Greitai žaidžia Neptūnas. Randa pražangą Neitas Johnsonas. Komandos draugai padės jam pakilti nuo grindų. Pirmoji pražanga Jokminui. Neptūno stovykloje keitimas vietoje Sono Watermanas. Kasemecas tuo tarpu keičia tikrai gerą kėlinį sužaidusi Šarūną Valuntą. O ir atsipūtęs Ukmailas Matonas aikštėje. Grįžta toliau mėtyti tritaškių metimų. Na, šiandien tokia diena. 4 iš 4. Pataiko baudą Johnsonas. Žygimantas Janavičius taip pat yra pasiruošęs grįžti. Matome šiek tiek atipintuotas pirštas. Kairės rankos pirštas šiek tiek gali kliudyti Žygiui žaisti. Na, bet Janavičius kairė rankis. Kairė rankis. Tai gal ta dešinė ranka, dešinysis pirštas nepamaišys. Taip. Matonas. Prie savęs pritraukia papildomų varžovų Kasemecas. Ekstra perdavimas, Šionsi Kolinsas su sirena nėra. Čia labai neblogai ištampė Neptūno gynybą. Tiesiog Šionsi Kolinsas metė savo patogų metimą, kuris buvo netaiklus. Bui. Dabar kiek patrukdė jam Martynas Pacevičius. Kamuoliu išlieka Neptūnas, Dešiuras Bui. Labai techniškai bando užbaigti netaiklus metimas, bet Zeinas Watermanas atsiduria laiku ir vietoje. Kovoja dar vieną kamuolį puolime ir pelno 2 lengvus taškus. 13 Neptūno taškų antraisiais šansais. Girdžiūno pražanga. Kuris siūs Mažeikius mesti baudų. Čia pabandė Mindaugas apgudrauti varžovą, bet jau 5 komandinė pražanga ir stoja prie baudų metimo linijos Kasemecas. 22 metų estas. Beje, pasižiūrėjau jo karjerą. Net keletą rungtynių spėjo sužaisti su Martynu Mažeika Estijoje Kalevo klube. Būta ir daugiau pažįstamų veidų. Tiek Tomas Danavičius, Tadas Pažėra žaidęs praeitie tiek Neptūne, tiek Mažeikiuose. Ir vienas taiklus metimas iš 2. Skirtumas vėl mažėja iki 6. Paskutinioji trečio ketvirčio minutė. Širas Bui. Prieš Urkį. Vienas kitas klaidinantis judesiai, žingsnelis atgal, 3 taškai ir pražanga. Labai gražus judesiai, lyg šoktų su kamuoliu ir matėme net ne 1, 2 gynėjų šokančius į jo cilindrą ir ne tik taiklus metimas, bet dar ir pražanga. Bei DJ Feneriui 4 asmeninė pražanga. Pirmasis Mažeikio atstovas, kuris atsidūrė ties tą iškritimo ribą. Dešiuras Bui. Antras geriausiai baudas metantis BCF LKL krepšininkas. Šį sezoną prametęs vos 2 baudų metimus. Vienas jų buvo praėjusią savaitę prieš Nevėžio Optibet. Geriausiai baudas meta Šiaulių komandos kapitonas Saulius Kulvietis. 97 procentai. Taip, 96 su taškeliais. Bet Dešiuras Bui tikrai žaidžia gerą atkarpą ir matėme Kėdainiuose ne tik, kad uždarė rungtynes, bet ir pamojavo kėdainiečių fanams. Šiandien matėme irgi puikus epizodai iš jo, o čia Matonas tęsė savo pasirodymą
Ir ne tik pelno taškus, bet ir atrodo išsuka ranką Arnui Beručkai. Tiesiai rūbinę keliauja Arnas. Labai nesmagus epizodas. Nemažai šiandien kontakto rungtynėse, nemažai tų išėjimų į rūbinės. Reikia tikėtis, kad nieko rimto neįvyko. Mailas Matonas. 22 jo pelnyti taškai, tad geriausios karjeros rungtynės pakartotos. Jei dar pelnys bent tašką, sužais ir geriausias savo rungtynės Lietuvoje. Janavičius ieško Pacevičiaus. Nebijojo rizikos DJ Feneris, taškų nėra. 67-59. Klaipėdos Neptūnas prieki. Dešiuras Bui 8 taškai, viso 13 amerikiečio sąskaitoje, jis daugiausiai taškų pelnęs Neptūno krepšininkas. Natūralus mineralinis vanduo Unika pristato rungtynes. 67-59 priekyje Neptūnas. Matonas provokuoja pražangą. Ketvirtoji asmeninė Tomašui Pavelkai. Ir čia savo laikis Amando Urkio perdavimas. Taip, gerai pastebėta. Prieš tai Matonas baudos metimą prametė. 22 Matono taškai. Su baudos metimais problemų turi Matonas. Nepavyksta įmesti baudos metimą šiandien. Jeigu su tritaškais 10 balų, 4 iš 4, tai baudos gerokai kukliau, švelniai tariant. Kitoje aikštės pusėje tuo tarpu Dešiuras Bui nusiteikęs smagintis. 3 taškai. Feneris. Kasimecas. Vėl DJ Feneris. Tas Urkis, šioks toks nesusikalbėjimas tarpusavyje. Urkis, reikia sprendimų. Čia irgi su rizika Tomašas Pavelka, bet puikiai sustabdo Mažeikiškio ataką. Dar pagrebė kamuolį Nojus Mineikis, bet kadangi kamuolys lanko nelėtė, ištiksi 24 atakai skirto laiko sekundės. Būtent antroje rungtynių dalyje tęsė savo neblogą pasirodymą Matonas, bet Nojus Mineikis ir DJ Feneris tikrai neblogai pradėjo rungtynės, kol kas abu yra be taškų. Na taip, Feneris lieka su 6, Mineikis su 8 pelnytais. Neptūno ekipoje Dešiuras Bui įsiveržė su 16 jau pelnytų taškų ir 20 naudingumo balų. Beje, žiūriu, geriausia plius-minus rodiklį, tai jį turi Mindaugas Girdžiūnas, plius 17, nors pats pelnė tik 4, dabar 7 taškus. 3 taškai ir nieko nelaukdamas savo žaidėjus pasikalbėti kviečia. Marius Kiltinavičius nepilna minutė 20 baudų metimų sumetė, Arnas Beručka sugrįžo iš rūbinės. Ir statistikoje dar turėtume pažvelgti į tą tokį labai gerą procentą. 20 rezultatyvių perdavimų atlikta Neptūno ekipoje ir tik 4 klaidos. O ja, labai gerai pastebėjai Šarūnai, kaip mėgstantis būti su kamuoliu iškart susigaudėjai. Čia Tomašas Pavelkas spėja ir nublokuoti 2 rankomis žaidėją ir nutiekšti tiesiog Nojų Mineikį. Pasiuto ir Mažeikių ekipos treneris Marius Kiltinavičius. Nesutinka su tokiu sprendimu. Būtent pražanga Mineikiui. Peržiūros norėtų pats klaipėdietis ir Marius Kiltinavičius rodo peržiūros gestą, tad arbitrai keliaus prie skubios peržiūros sistemos. Pražanga gynyboje.
nespėjo užsimti pozicijos Nojus Mineikis. Išvysime vieną baudos metimą už techninę pražangą. Jie nubaustas Marius Kiltinavičius. Iširas Bui. Ramiai ir užtikrintai pasiima tašką. 74-59. Plius 15 turi Neptūnas rekordinę svečių persvarą. Ir vėl kėlinuką daug prašiau pradeda Mažeikio ekipa. Šis kėlinys 7-0 jų nenaudai. Kiltinavičius, koks perdavimas Pavelkai, gražu žiūrėt. Čia žygio magija. Gražiausių epizodų rinkinį tiesiai. Taip, ir šiandien tikrai Tomašas Pavelka gauna puikių perdavimų iš komandos draugų. Girdžiūnas. Ir čia DJ Feneris pabaigė rungtynės. Penktoji asmeninė pražanga. Ar turi ką pasakyti teisėjams, bet jų verdikto jau tie žodžiai tikrai nepakeis. 6 taškai, 3 atkovoti kamuoliai ir 3 naudingumo balai. Tokie DJ Fenerio skaičiai. Ir per nepilnas 3 minutės jau 3 komandinės turi Basket Delamaut. Otermanas. Zeinas kaip taranas bando įmesti 2 taškus. Nepavyksta, bet pats atkovoja kamuolį ir išprovokuoja dar vieną Mažeikio ekipos pražangą. Tai yra 4. komandinė pražanga. Į aikštelę grįžta ir Martynas Pacevičius, pakeitęs Tomašą Pavelką, kuris šiandien tikrai žaidžia geras rungtynes. Yra pelnęs 14 taškų, 7 atkovoti kamuoliai ir 23 naudingumo balai. Laukiu, kad pasakysi, bet nepasakei. 3 blokai dar. Ir 4 asmeninės pražangos. O taip, čia irgi visiška tiesa. Zeinas Otermanas didina Neptūno pranašumą. Ir šiame kėlinuke per 2,5 minutės Mažeikio ekipai dar nepavyko pelnyti nei vieno taško. 11-0 toks tarpinis rezultatas. Mindaugas Girdžiūnas. Taškai bus įskaityti. Tad puikia atkarpa. Klaipėdos krepšininkai tęsia ir toliau. Tas nėra lengva Mažeikiams, tas atsarginių suolas pakankamai trumpas. Būtent, jeigu dar rungtynėse nežaidžia gerų rungtynių Chauncey Collinsas, nežaidžia gerų rungtynių DJ Feneris, tai tikrai nelengva. Taip, Zukmailas Matonas vienas neišteps, tuo tarpu Amanda Surkis visą šį laiką buvęs minusinis su -8 naudingumo balais ir 0 taškų, dabar atsidaro. Otermanas Johnsonui. Čia matysime ir Mindaugą Girdžiūną bandantį atakuoti ir išprovokuoti pražangas. Pasirinko kitą sprendimą, kuris nepasiteisino. Čia puikiai išskaito situaciją ir Neitas Johnsonas perdavimas Mindaugui Girdžiūnui. Nuo lentos 2 taškai, 82-61. Matėme, Johnsonas net porą opcijų turėjo, tiek Dešira buvo į taškai, plus 3 klaidos, 0 naudingumo balų. Štai toks ryškiausias įprastai Basket Delamaut krepšininkas šiuose rungtynėse. Ir likus 6 minutėm 20 sekundžių Mažeikio ekipa atsilieka 21 taškų. 20 taškų skirtumo buvo patirtas pralaimėjimas Bulls Twinsbet prieš savaitę. Šiandien skirtumas panašus. Sunkiai klostosi sezonas Mažeikio ekipai, nemažai traumų, nemažai netekčių.
Taip, tikrai sezonas nesvajonė ir paskutinioji vieta turnyro lentelėje, 3 pergalės, 17 pralaimėjimų. Neptūnas savo ruoštų siekia 9-osios pergalės. Taip priartėtų prie Jonavos, Utenos komandų, kurios yra laimėjusios po 10 kartų šį sezoną. Perimtas kamuolys, Justinas Jokminas deda kamuolį. 2 taškai. Bent jau tokie epizodai pagyvina šias rungtynes. Atletiškas žaidėjas ir puikiai skaitė situaciją, perėmė kamuolį ir pabaigė ataką dėjimu. Girdžiūnas. Nebloga Čiaunsi Kolinso gynyba prieš Mindaugą. Vėliau provokuojama pražanga. Ir tai jau 4. asmeninė pražanga ir Čiaunsi Kolinsui. Priminsime, kad DJ Feneris jau susirinko 5 asmeninės. Neptūno komandoje Tomašas Pavelka turi 4. O čia ir Mindaugo Girdžiūno baudos. Viena mėgstamiausių Mindaugo detalių išprovokuoti pražangas. Tikrai gerą turi driblingą, puikiai valdo kūną, ypatingai po to bonuso. Tikrai daug baudos metimų išprovokuojantis žaidėjas. Ir retas atvejis, kai baudos metimą prameta Mindaugas Girdžiūnas, viena iš 2 siekia tikslą. Matas Repšys netrukus žengs į aikštę. Vovoras jau jaučia pergalės skonį. O čia Mindaugas Girdžiūnas labai pasiaukojančiai žaidžia gynyboje. Puikus pavyzdys jauniesiems komandos draugams. Tomisas susirena iš kampo. Labai šiandien norėjau sakyti toli nuo savo statistinių rodiklių, bet šis tritaškis metimas kažkiek gerina situaciją. 7. Čiaunsi Kolinso taškas. Nerti statistikos nebent tos neigiamos savybės, tai yra klaidos, kurių šiandien tikrai netrūksta Kolinsui. Čia šiek tiek netikslus Zeino Watermano perdavimas. Nojus Mineikis. Greitajame puolime Nojus Mineikis prabyla po didžiosios pertraukos. Iki tol 8 taškai, dabar 11 Mineikio sąskaitoje greitajame puolime. Šeštadienio vakaras, kas mėgsta krepšinį, puikiai turėtų eiti. Ir matome, kad tikrai po 2 taiklių metimų kažkiek grįžta intrigos. Reiktų dar vienos kitos geros gynybos, bet čia nedovanotinai nesusišneka gynyboje. Ir Marius Kiltinavičius tiesiog pasiutęs dėl tokio neapdairaus poelgio. Na, tu negali tiesiog palikti Mindaugo Girdžiūno laisvo. 3 taškai, 15 surinko Girdžiūnas. Mineikis pro šalį. O čia, norėjau sakyti, lygiai taip pat tiesiog pasiseka dabar jau Neptūno ekipai, nes visiškai laisvas metė ir Nojus Mineikis. Labai gražus epizodas. Su mėsomis. Krekenavos, kai norisi mėsos. Iš karto tiesiai į šią rubriką. Girdžiūnas ir Pacevičius. Labai gerai matė Mindaugas ir labai gerai iš šono matėsi. O čia Čiaunsi Kolinsas nuo emblemos meta 3 taškus. Užsikuria Kolinsas galbūt šiek tiek per vėlai, kuris buvo pirmuosius 3 kėlinius. Tai jau jo 10. taškas. Girdžiūnas. Vėl laisvė. Šiek tiek kliūva Šarūnui. Teisėjas išvelgia iš karto Dešiūro Bui pražangą, bet parodo, kad tai kontaktas apačioje ir kad tų Francisko metimų 3 tikrai niekas negaus. Nesusišnekėjo ir Mindaugas Girdžiūnas buvo prieš tai visiškai laisvas. Dabar gavo daugiau dėmesio ir būtent Mindaugas sukūrė tą Krekenavos epizodą. Kolinsas. Nėra taškų. Nėra gyvybiškai svarbių taškų. Sunkus metimas iš Čiauncio ir jis netaiklus. Čia bandymas žaisti vėl ispanišką pick and rollą ir vėl visiškai nesusišneka gynyboje Mažeikių ekipa.
Šį kartą Neitas Johnsonas protingai nėjo statyti užtvaros, tiesiog atšoko į 45 laipsnių kampą ir matėme visišką laisvę Martynui Pacevičiui. Visiškai Ispanija pasijaučiau kaip Malagoj. Labai gražus epizodas ir, sakau, 3 atakos iš eilės, visos veiksmingos. Kristupą Leščiauską kelia nuo suolo. Jorfas Voboras, prieš Kristupą tau pačiam teko žaisti šį sezoną? Teko. Ir kaip įspūdis? Neblogai. Tai tikrai jam suteikia vien buvimas šioje ekipoje treniruotės. Tikrai nemažos drąsa atsiranda. Galbūt irgi dar laukia jo proveržio sezonas, bet žaisdamas jaunimo ekipoje tikrai gauna tų minučių ir išnaudoja savo šansus tikrai neblogai. Patenkinti Neptūno aistruoliai. 2 taškai, juos renka Elfas Nesonas, plus 20 klaipėdiečių. Ir 4. komandinė pražanga. Atsako ir Marius Kiltinavičius, jaunuoju žaidėjų, išleidžiamas į aikštę Tadas Pacevičius. Taip, proga jaunajam krepšininkui. Žaisti tas turbūt likusias 2 minutės, porą minučių. 18 metų Pacevičiui. Bet Seif LKL jis per savo karjerą dar nėra pelnęs nei vieno taško. Skaičiuojant praėjusi ir šį sezoną tai jo 7. proga. Norėtųsi. Pabūti ant parketo, taip. Norėtųsi, kad nebūtų jau tokios visiškai prastos rungtynės mažeikiškiam ir bent šis jaunuolis sugebėtų kažko įsiminti šį vakarą. Taip, Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės grupių etape tam pačiam Neptūnui 3 taškus buvo surinkęs Pacevičius, prieš Nevėžį bet ir 5 taškus pelnė. Neitas Johnsonas gavęs menkiausią progą metą ir metimas netaiklus. Artimiausias rungtynes šeštadienį žais abi komandos. Neptūnas išvykoje prie Šiaulius Kazino Admiral, tuo tarpu Embeskė Delamaud svečiuose sostinėje prieš Vilniaus Rytą. Ir čia matome, Chauncey Collinsas susižydžia. Rungtynės nėra stabdomos. Perdavimas per nugarą netikslus. Dar ir sugeba perimti stovėdamas kamuolį Chauncey Collinsas. Žaidimas stabdomas tik dabar, kadangi pražanga po krepšiu fiksuota. Čia dar ir Justinas Jogminas galės šiek tiek pasigerinti savo statistinę eilutę. Labai netikslus baudos metimas. Justinas Jogminas. Šiandien 9 taškus surinko, į žaidimo viską pataikė. 4 dvitaškiai iš 4. Antroji bauda jau gerokai sėkmingesnė. Ir su 10 taškų Justinas yra 3 savo ekipoje pagal pelnytus taškus. Matome, Hestonas bando išnaudoti savo ūgio persvarą prieš Nojų Mineikį. Bet šioje antroje pusėje Martynas Pacevičius tiesiog karaliauja. 3. jo dėjimas vien antroje rungtynių pusėje. Paskutinioji rungtynių minutė. Klaipėdos Neptūnas iškovos 9-ąją pergalę šį sezoną, bet Seif LKL Nojus Mineikis. Bendromis pastangomis pavyksta pasižymėti Justinui Jogminui. Pakankamai rezultatyvus krepšinis Telšių arenoje. Ir čia Neitas Johnsonas labai gražiai sklaidinamais judesiais pelno dar 2 taškus. Na jau 100 turbūt nepavyks pasiekti Klaipėdai. Nebent su autobusu grįžtant iš Telšių.
Ir čia dar Titas Pocevičius gauna progą, netaiklus metimas. Panašu tai, kad Mažeikiškiam nepavyksta niekaip iškovoti pergalės namuose. Patiria dar vieną pralaimėjimą, šį kartą Neptūno ekipai 77-96. Toks yra rungtynių rezultatas.